Sveiki, turime naujienų iš Sony, pagaliau pristatyta Sony flagship kamera. Taip, aš kalbu apie naująjį Sony A1 Mark II. Labai trumpai apžvelgsiu keletą pagrindinių atnaujinimų, kurie mums gali būti naudingi nepriklausomai nuo fotografijos stiliaus. Pradėkime nuo išvaizdos. Ir dabar Sony A1 Mark II praktiškai identiškas Sony A9 III versijai su patobulintų mygtukų išdėstymu, šiek tiek didesnių gripų delnui, kamera dabar laikosi tikrai rankoje gerokai geriau ir be abejo visų pamėgtas ekranas, kuris vartosi beveik visais įmanomais kampais, kuriame turime ir šiek tiek atnaujintą gerokai patogesnį meniu. Viduje Sony paliko savo seną, tačiau laiko patvirtinta labai greitai ir aišku 50 megapikselių stack sensorių. Tik iš jo įspaudė gerokai daugiau. Tai visų pirma, kas naudinga man sporto fotografijoje, tai pre-capture. Apie tai jau kalbėjau nemažai, iki sekundės kamera fotografuoja pati dar prieš jums paspaudžiant užraktą. O išsūčius dar vieną čipą, dedikuotą būtent AI, praktiškai dabar jau turime viską, ko mums reikia šiandien fotografijoje. Dirbtinį intelektą mes jau matėme Sony A7 ir 5 ir Sony A9 III versijoje, tačiau turime naujovių vis vien. Jeigu prieš tai jūs patys pasirinkdavote, tai ką fotografuosi, ar automobilį, ar kažkokį kitokį objektą, žmogų ar gyvūną, tai dabar mes turime auto ir tai gerokai pagreitins fokusavimą, nes kamera pati nuspręs, kas tai per objektas. Kadrai per sekundę, išliko tie patys. Aš galbūt norėjau ir daugiau, tačiau 30 kadrų per sekundę yra labai daug. Aš pats dažniausiai naudoju 10, 15, kartais 20 kadrų per sekundę. Čia galbūt man labiausiai patiks tas naujasis C5 mygtukas, kuris naudojamas tam speed boostui ir aš manau, kad aš dabar nustatysiu 50-15 kadrų ant ratelio, o speed boostą paliksiu iki 30 kadrų per sekundę, kad kai jau man reikia, paspaudus vieną mygtuką į darbą pasileis visi 30 kadrų per sekundę. Paskutinis labai svarbus atnaujinimas, kurį paminėsiu šiandien, yra gerokai patobulintas vaizdo stabilizavimas. Vis tik dažniausiai fotografuojame iš rankos, todėl dabar prie tų sunkesnių sąlygų bus dar daugiau tobulesnių kadrų. Pažvelgus į vidų, tokios revoliucijos galbūt ir nerasime, tokios kokią matėm su Sony A9 III versija, bet su visais šiais ir kitais patobulinimais Sony A1 Mark II ir toliau išliks kaip viena geriausių kada nors sukurtų kamerų, gerokai privertusi paplušėti ir konkurentų. Aš labai nekantrauju paimti Sony A1 Mark II į savo rankas ir kai tik turėsiu šią galimybę, tada galėsiu papasakoti daugiau. Iki.